Sveiki visi, su jumis vėl sveikinuosi aš, Mr. Sigzai. Norėčiau šiandien parodyti modą. Gal jis nėra labai kietas, bet šiaip tai parodysiu. Taigi, pasiemam crafting table ir pasidarome sieną. Taip. Gerai. Gal nulis veiks? Ne. Taip. Ai. Biški painės, taip man reiktų daug lentų. Pradžiai susidedam jas taip. Turėtų taip eiti ir taip. Va, ir gauname lentyną. Taigi, lentyna skirta knygom. Sakykim, norėtumėm ją įsidėti knygą. Tai tiesiog modas, kaip sakant, susidėti daiktus, kad būtų patogiau ir gražiai. Palaukit, book. Na, labai atsimenu, prie kurios skyriaus. Sakykim, book. Va, knygas į jį negalima įdėti, va taip, matot, neina. Bet jei, pavyzdžiui, aš paimčiau, parašyčiau bla 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 ir įdėčiau ją. Jie va taip gražiai ir atsistoja. Nesvarbu, kur jie dėsi, vis tiek atsirasi pirmą langelį ir turės tą pačią spalvą. Aišku, jei pakeisi eilutę, tai turės, bet taip. Jį nesikeičia, na tiesiog knygom susidėti, kad būtų estetiška. Toliau eina kitas daiktas, armor stand. Man reikės slabas. Šitas modas reikalauja labai daug slabų. Iron. Taip, pasiemam šitą. Taip, ir va gaunam armor stand. Čia galima va sudėti armorus, sakykim, pasiemam. Jo, ką čia tools, palaukit, komba turėtų būti taip. Norėčiau papuošti, sakykim, jį šitais armorais. Golden arba diamant. Va, matot, dabar jis aprengtas. Čia dar galima įdėti atsarginius, bet jau su shift klikniais. Va, atsarginiai armorai. Matot, jie neužsidėti, bet jie kaip parodos tokie. Na, galim parodyti, kokius armorus turi ir panašiai. Toliau man reiktų sudėtingesnę receptą. Tai būtų glass, red wool, slabų vėl. Slabų gerai. Dabar taip išdėliojame juos. Ir gauname red lined spruce case. Jis yra kaip tas, dabar numiršau pavadinimą net. Raidė atrodo prasideda. Painting. Item frame. O, kaip šitą. Tik tais, kad jie yra atsidaro su shiftu. Įdėjus item, pasakykim. Jis atrodo va taip. Daryti vėl galima. Ir jis dar dedasi ant žemės. Palaukit, shift click va. Matot, va gražiai pasideda. Na, kažkas tokio. Crafting table netinka. Nu, nežinau. Žodžiu taip. Toliau eina tas potionų standas. Dabar aš ir receptą noriu prisiminti. Taip, 6 slabai, 1 buteliukas. Vėl slabai. Bottom. Filtrus čia reikia. Ir dar reiktų lentų. Taip, lentų neturiu. Paimam taip, dėdami vidurį
rutuliuką, taip pat buteliukas, čia alūdas, čia tie. Ne taip kažkas. Aš ne taip padariau, palaukit. Ai, turi eiti tą pačią spalvą. Nežinojau. Turi eiti tą pačią spalvą. Na, greit padarysim, čia nieko tokio, modas nėra ilgas ar didelis, galima jį atlikti biškį užgaištant. Gauname Oak Potion Shelf. Jį galima sudėti potionus. O atėjom, sakykime, pasimam šitą, na visiškai nesvarbu. Man atrodo, splash nesideda. Taip ir taip. Va jau galima reguliuoti, kur padėti, taip ir yra. Va, gražiai atrodo. Gali susidėti kaip kokia ragana. Toliau eina įrankių tokiem stendai. Reikia vieno irono. Taip, per vidurį ironas. Ai, vėl šitie sklabai. Va, tool raką gaunam. Visur žemės, ai, ne, nesu. Ir dabar norėčiau pasimti kokį temą, sakykime, Golden Food Diamond Swordą. Ir va, galima jį įdėti. Ir va, galima pasimti šitą, galima pasimti ir šitą. Va, gražiai atrodo. Galima tai pakeisti, na, visiškai nesvarbu. Toliau eina lentyna. Man reikia daugiau šitų. Nepykit dėl pašalinių garsų, ten užgalo, bet tai nesvarbu. Jį galima iš bet kokios spalvos medžio daryti. Eina Wax Shelf. Taip. Jis dėtasi prie sienos, man atrodo, taip galima, taip. Čia nelabai matos, o taip padėjus. Jį galima tiesiog padėti į temus. Bet ir belė kaip jie susirūšiuoja, va. Gražiai atrodo, palyginus. Ir paskutinis įtemas būtų Wooden Label. Man reikia labai mažai įtemų jam sukraftinti. Padarykime taip. Jo, tik tais vienas toks privalumas, pasimkime čestą. Jo toks privalumas yra, kad jis gali būti padėtas ant daiktų, taip ir gražiai atrodo gana. Bet su juo norint įeiti reikia laikyti, palaukit. Gal taip paprasčiausiai įsideda, ne. Nu dabar neatsimenu kaip jis įsideda, bet tai jis kaip ir tas item frame'as gali laikyti itemus. Česas čia ne prie ko, man atrodo, jis gali laikyti. Taip padėjus. Bet nesvarbu, žodžiu, tai yra apie šį modą. Daugiau šitas modas neturi ką pasiūlyti, bet jie artimiausiu laiku mano videos daugiau visokiausių itemų, kaip laikyti itemus ir panašiai. Taigi su jumis buvau aš Justas XZ, susitiksim kitą modo peržiūrą arba kokiame epizoде.